Savo gyvenime mes išgyvename daug įvykių, situacijų, patiriame daug emocijų ir visą tai būtų sunku laikyti mūsų atmintyje. Todėl didelė dalis mūsų atminties, mūsų prisiminimų eina į ilgalaikę atmintį, į pasąmonę. Kaipgi sudarytas sąmonės modelis? Sąmonės modelyje yra analitinis mąstymas, kuris padeda mums suvokti problemas, suvokti sprendimus, juos priimti. Yra racionalus mąstymas, kuris paremtas loginėmis taisyklėmis ir dažnai mums tarnauja darbuose, veiklose. Yra trumpalaikė atmintis, kuri padeda mums prisiminti mūsų vardą, pavardę, kitą informaciją. Yra valia, kurios dėka mes kasdieną plauname dantis ir ruošiamės į darbus. Ir visa tai užima 5 procentus mūsų sąmonės modelio. Kiti 95 yra pasąmonė. Tai yra nuolatinė atmintis ir ten yra visi mūsų pojūčiai, emocijos, mūsų įpročiai. Ten nėra logikos ir nėra laiko. Hipnozė yra puikus įrankis, kai per atsipalaidavimą, transo būseną, patraukus kritinį faktorių mąstymą, mes galime įeiti į pasąmonę, į ten glūdinčius prisiminimus, juos iš naujo išgyventi, pajusti ir suvokus to mažo vaiko kažkada išgyventą nesaugumo pojūtį ar kaltės jausmą. Dabartinėje situacijoje, suvokus jo bereikšmiškumą dabartinėje situacijoje, mes jį galime keisti naujų suvokimų ir naujų pojūčių savyje. Ir tai pradeda veikti, nes pasąmonė gauna naują žinutę. Ir turbūt viena iš geriausių žinučių yra tai, kad pojūtį savyje mes galime pajusti labai greitai. Užtenka kelių susitikimų ir naujas pojūtis, veikiantis mumyse, visiškai ištrina iš mūsų atminties tai, ką mes jautėme iki tol.